Mielieji, eteryje laida Kung Fu išmintis. Mūsų laidos viešnia Karina. Labas, Karina. Labas. Šiandien iš karto nedelsdamas pristatau tau situaciją, kurią mes su kūrybinė laidos grupė sumodeliavome. Jam yra nesvarbu, mergina, ne mergina. Ir jisai paima ir greitai bando spirti, tau tiesų spyrį. Ir klausimas yra, kaipgi Karina šitoje situacijoje elgtųsi? Aišku, jeigu jisai atliktų tą spyrį, vis tiek tai būtų netikėta situacija ir aš vis tiek nežinočiau, kad jisai nori būtent tą spyrį man atlikti. Ir vis tiek aš kažkaip turėčiau reaguoti, kai tai vyks, tada reaguosiu, gal taip, nes aš... Taip, galbūt aš griebčiau už kojos. Gerai. Reikia bandyti. Pabandom. Tai tada agresorius atlieka šitą veiksmą. Bandome viską padaryti nuo iki Z. Gerai, bet nepamirštame aplinkos. Sutarėm? Pirmin. Ne visai nesigauna. O kodėl manai nesigauna? Todėl, kad nežinau, kaip elgtis. Taigi, Karina, pagrindinis dalykas, iš tiesų, jeigu tu tik tai pagauni koją arba bandai išvengti, tai tu ką padarai? Tu tik tai atlikai vieną tokį veiksmą, kuriuo tu priešininką tik tai paerzinai. Paerzinai jį ir iš tiesų dabar jisai stengiasi rimtai kažkaip tai, tą situaciją kitaip spręsti, negu jis pačioj pradžioje galvoja, ar ne, kad tai paprastai tiesiog nuspirs ir viskas ir atliks, ką jisai sugalvos, ar galbūt apiplėšti ir panašiai. Gal tada turi kokių idėjų, kaip reikėjo vis tik tai šitoje vietoje elgtis. Aišku, man patiko vienas dalykas, kad bandėjai atlikti spyrį. Taip, galbūt kai, nežinau, kai bėgau už jo kažkaip, tai irgi tada kažkaip, neįsivaizduoju. Stengtis reikia, kad jisai neužeitų man už nugaros, gal taip, ne? Turėčiau kažkaip tai išvengti to, bet kaip? Taigi, Karina, esminis dalykas, kuomet jis atlieka spyrį, tu nuostabų dalyką padarai. Kada jis atliko spyrį, tu nestovėjai vietoj ir nebandai gaudyti kaip pirmąjį kartą. Nes iš tiesų, jeigu jis apskaičiuotų teisingai, jisai tavęs nenorėjo, ar nesužeisti. Jeigu jis būtų teisingai apskaičiavęs distanciją, būtume įskridus atgal neaišku kiek metrų teisingai. Tai ką tu padarai antrą kartą? Taip, tu nestovėjai šitoje vietoje, tu pasitrauki iš šono. Ir čia yra labai geras ir teisingas sprendimas. Bet be abejonės pabėgti tvarkoj, bet turiu aš... Ką aš turiu padaryti? Kol aš bėgu, jeigu žinau, kad jis irgi gali būti greitas bėgikas, ar ne? Kol aš bėgu, aš turiu kažkokią suteikti jam veiklą. Kažkokį užsiėmimą žmogui. Ir geriausia veikla, ypatingai jeigu su moteris, turi tvirtas kojas, gerus batus, visi kulniukai, visi kiti dalykai šaunus. Ką aš darau? Jisai puola. Ką aš atlieku? Atlieku spyrį tarpukojį. Tada jisai turi kažkokį užsiėmimą, per kurį aš galiu atlikti tai, ką aš noriu. Nežinantis iškviesti apsaugą, iškviesti pagalbą žmogui, medikus. Taigi, mėly laidos žiūrovai, atlieka žmogus spyrį, jūs išvengiate, atlikote spyrį. Po šito dalyko, kad atlikote spyrį, jeigu tai yra mergina, labai yra gerai smūgiuoti tokiu būdu, nes tai jeigu yra kulniukai, aštrus priekis, teisingai batų. Šitoje vietoje tai netgi ir pats didžiausias žmogus gali pajusti tikrai didžiulį skausmą. Nes smūgiuojate tikrai pažeidžiamą jautrią vietą. Tada atliekate smūgį kelio sąnarį. Kada atliekate smūgį kelio sąnarį, jeigu jis iš tiesų yra blogas žmogus, ant jo galima ir stotis. Nes aš galiu pilna jėga šitoje vietoje spausti. Po to, ką aš darau? Atlieku spyrį čia nais, dar vieną kelią, jeigu reikia. Ir šitoje vietoje jisai mane gali bandyti laikyti, bandys galvos, ką aš čia dabar takoja, tveriuosi ją. Tai ką aš turiu? Kelią, kur aš galiu vėl atlikti smūgį. Jeigu noriu, yra kita laisva ranka, kur aš galiu vėl atlikti smūgį čia nais, arba nusimti rankas, atlikti smūgį čia. Ir be abejo, pajutęs skausmą, ginsis galvą. Tada smūgiuoju čia vėl. Jis vėl čia, aš vėl čia, vėl čia, vėl čia. Po šitų veiksmų aš turiu atvirą kelią ir galiu pabėgti iš įvykio vietos. Kaip tai atrodytų, jeigu mūsų partneris yra, pakankamai tvirtas vyras ir lygiai taip pat jis atlieka šitą smūgį, šitą spyrį, bet po šitų smūgių jisai laikosi ir jisai pakankamai yra aukštoj padėty, jisai gali man ir už juosmens bandyti griebti, teisingai. Tai šitoje vietoje aš turiu be galo greitai, kada jisai jaučiu, kad ranka laikosi. Kada aš jaučiu, jog jisai nėra ant žemės, ar ne, ir aš amplitudės neturiu. Aš negaliu greitai pabėgti iš įvykio vietos. Aš turiu laisvą koją, tada aš jau galiu atlikti spyrį keliu. Ar ne? Jeigu jisai buvo ant žemės, aš galiu smūgiuoti pėdą. Jeigu jis yra šitoje vietoje, aš atlieku smūgį keliu, spaudžiu koją
su koja ranką, galiu smūgiuoti čia, galiu atlikti smūgį čia, jeigu šitą ranką man maišo, vėlgi nusiimu, atlieku smūgį. Jeigu jis bando šitą ranką atlikti kokį nors smūgį arba vėl kažkaip griebti, galiu vėlgi nusivalyti savo kelią, atlikti vieną, kitą kontrolinį smūgį, bet svarbiausia, kuomet aš traukiuos. Ir ne vieną kartą laidos žiūrovai aš jums esu tą minėjęs. Niekada neatsukite savo klosios pusės, savo nugaros priešininkui.